Rašyti eilėraštį, tarsi melstis, paprastais ir kasdieniškai žodžiais, kaip mus mokė senolė vaikystė. Kleve mūsų, kuris esi atšlaimė, tesi amžinas tavo šlamėjimas, teteinie tavo žydėjimo karalystė, tesie tavo valia bičių dūzgesiui, kaip viršūnėje, taip ir šaknyse, kasdienio pavėsio duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes už laukų melioraciją, išdraskytų žmonių ir paukščių gyvenimus ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk nuo tėviškės užmiršimų. Amen. Dar viena tokį, cinkelį, paprastai liaudiškai tariant. O šiaip labai smagu čia dalyvauti ir kartu tokia proga sveikinti mielą Vytautą. Ir čia aš pasirinkau paskaityti eilėraštį, kuris, manau, kad čia jums irgi puikiai pažįstamas, nes čia jūs taip pat minit. Bet kaip pastebėjimą paskui aš pasakysiu. Kaštonams žydėti. Nieko nesakau. Kaštonas su savo žvakėm ir žvakidėm kandelebrais vašku apvarvėjusiais, kas geriau pasakys už Pišorius Šulcę, apie juos bei tėvą, gaisrininkų kuopos galvą, tvieskenčių saulei šalmų poliruotų. Tėvą, per daug supaukštėjusi iš didelės meilės sparnuočiams, kiek vargo reikėjo padėti motinai su šluota, kol iškopė tą paukštidžių rojų. Smagiai žabarais mosuodama ir mėždama plunksnų grėslų, daugiasluoksnį dienoraštį nuo knygų, kada jis paliktų palėpiai. Grįžtu, kaštanas pražydo per naktį. Taigi Pišoriomis taip rašytojus vadina Vytautas Tulpinas. Aš dabar užsikalbėjau su Andriu, šiaip tai teisingai kirčiuotai Pišoriai. Aš tikiuosi išmoksiu vieną kirčio taisyklę, kol čia būsiu. Ir dar viena, kuris jums, mielas Vytautai, patinka. Ir jūs sakot, kad čia geriausiai charakterizuoja Gvidą kaip poetą šis eilėraštis. Ar tikrai iš upės ateini pas mus vėdrynais, tylioji sesė? Tėve mūsų, kuris esi danguje, tu viską girdi, viską žinai ir tavo plaukai bąla. Labai ačiū, Laimai. Žinot, kaip šitas eilėraštis pirmą kartą pasigirdo? Jį man paskaitė pirmą kartą mokytoja, kuri šiandien yra Adolfina Varnelienė. Mokytoja, jinai man sako, turiu tokį mokinį savo. Ir perskaitė šitos žodžius: Tėve mūsų, kuris esi danguje, tu viską girdi, viską žinai ir tavo plaukai bąla. Poetas, sako. Ir taip jinai, šitą nuostabi mokytoja, pateko į mano akiratį. Ir per šitos visą tą laikotarpį, per šitą 15 metų, teko redaguoti abi jo knygas man. Ir jis dabar mane labai smagu, nes jis mane laiko savo mokytoju. Ir šitokie talentai yra labai reti talentai šioje žemėje. Jis ir juvelyras, ir metalo specialistas, ir tapytojas, ir dabar tapybos magistras. Visų, ir moteris labiausiai, ką mėgsta, papuošalus jo. Tai tokių papuošalų. Ir aš šiandien turėjau įteikti Adomaitytę rašytojai papuošalą jo, bet neatvyko Adomaitytė. Tai praradimą. Susitiksim su Adomaitytė Vilniuje. Beje, kad nepamirščiau, kvieščiau visus palaikymo kompaniją. Nes kaip su Gvidu Lataku mes keliavom į poezijos pavasarį paskutinį tą renginį Kaune, po kitų ten tų skaitimų visų. Sako, juk tu turi didžiausias 2 krūvas eilėraščių, rankraščių. 2 knygas, aš taip visus rankraščius per tos keletą metų vis dėliodavau. Vienai knygai, parašau vieną ir taip dedu. Ir taip dedu, jau vienoj daugiau tų eilėraščių susidaro, tada atkreipiu dėmesį į kitą tą krūvelę savo eilėraščių. Ir galvoju, čia bus jau tos mano, kaip visada galvoju, kad čia bus tos paskutinės knygos, kad jau viešpatėlio, jau daugiau sunkus tas reikalas, šitas poezijos menas, jau eini senin, vakarop ir taip toliau. Bet
Gvidas, toks, sako, tu krūvas tas turi, bet sako, gal paprašykim, gal Andrius, sako, galėtų išleisti savo knygą, nes jis leido tik šitą knygą, ir aš buvau Andrius taip mielai sako, gerai, bet aš kažkaip parvažiavau, vėl aš patė daugybę darbų, ten redagavimas yra sunkiausia, rašyti, atsisėdė rašai, bet kada reikia padaryti knygą, tai ir prasideda. Čia kaip šachmatininkas turi dėliot variantus, išsirinkti geriausią, esi vienas, niekas tau nepadės niekada ir tokios fobijos atsiranda savotiškos. Ir aš taip kažkaip nusiraminau ir paskambina Andrius, man taip suvirpa širdis, sako, nu tu ir gyveni olimpiniai ramybei, tai sukurtau, bet padariau viską ir laiku įteikiau tos rankraščius. Nu, toks mano pasiaiškinimas trumpasis variantas. Tai dabar pasiruošti turbūt pristatyti poeziją. Aš pratęsiu šitą pokalbį, kaip atsirado knyga. Tikrai, čia Vytas pasakoja, kaip iš čia buvo matyti, o aš prisiminsiu, kaip buvo iš Vilnius. Su Gvidu dirbom rimtai, nuosekliai. Jis man nuolat aiškina, taip, dar su Vytautu pasitikslinsim, dar paredaguosim, aš vis laukiu to teksto, kur jau būtų galima mums, leidėjams, paredaguoti. Bet yra tokia poezija, bent jau leidybos tradicija. Poetai visada paprastai, dažniausiai prašo kokio nors labiau patyrusio poetų peržiūrėti, patarti, ką nors, gal ką nors išmesti ar pataisyti. Tai štai poetinis redaktorius dirba, o mes kaip tokie gramatikos redaktoriai dar laukiam. Nes po to dėrėtų vis dėlto prižiūrėti gramatiką. Kad ir kokie būtų geri patyrę poetai, gramatikos toks, kaip čia pasakius, kalbos policininkas visada būtinas. Pagaliau gavom šitą tekstą ir per daug rūpesčių ir nebuvo. Problema buvo tik tai ta, kad Gvidas Kaune su bičiulė bandė patys padaryti knygos maketą. Nu, kadangi Gvidas menininkas, jis tam pridėjo savo piešinių, viršeliuose jo paveikslai ir jis ten su kolegė dirbo. Jeigu tai darytume mes, tai aš galėčiau parodyti jam tą galutinį variantą. O taip jis atnešė kokią nors variantą, aš jam pastabas atgal. Jis man dar vieną variantą, aš jam vėl atgal pastabas. Ir taip po truputį padarėm. Ir būtent tada jis jau susirūpina, kad gal reikia ir Vytauto knygą išleisti. Prasidėjo kaip ir iš naujo kita procedūra. Ir čia irgi, matot, su tom ministerijom, kultūros ministerija, labai esam dėkingi ministerijai, kad bent šiek tiek iš dalies gali paremti tą reikalą, bet vis dėlto trūksta pinigų. Pagal ministerijos standartus, jeigu mes paskaičiuojam, kiek kainuotų visą leidybą, tai galim pretenduoti tik į pusę tos kainos. Vis kitą pusę ieškokit patys. Nu, bet jeigu jau tikrai turim pusę, tai knyga bus. Kitas dalykas, ministerija savo sąlygas iškelia. Knygą reikia išleisti tam tikrų laikų, ketvirčiais matuojam. Tai nieks paprastai neskuba leisti pirmą ketvirtį, nes kol jie paskelbs ar paremta ar ne, tai jau pirmas ketvirtis baigėsi. Antras ketvirtis irgi nelabai, nes kol tam pradėsi dirbti, tai paprastai planuojam trečią ketvirtą. Kartais pavykdavo antrą ketvirtį išleisti, jeigu labai jau skubiai reikia. Tai vasaros pradžioje, gal net ir pavasarį, aš jau taip jau, tai matai, ministerija sveikina, jeigu dirbkite, tai kur tekstas, tada tobulina, jau atrodo buvo, jau kaip ir neramu. Bet vis dėlto padarėm, o ministerija reikalauja ataskaitų, mes galim atsiskaityti oficialiai, bet knygos tai pačios nėra. Ir taip pat paskaičiuokim dabar, trečio ketvirčio pagal susitarimą. Išvydos puta, uždama atkeliauja, ir mažą dydį jau nušilina kraują. Tai eglio marškinius jūroje skalauja, tai žilvino kraujas kiek okupuoja.
yra keletas poetų. Pirmiausia, galbūt Gustainis, Liudas Gustainis, kuris yra parašęs tokius žodžius, kuriuos aš ištariau Maironio literatūros muziejui pristatydamas tą knygą, žodžiu, Tykios utopijos. Paskui Valdas Kukulas. Jis turbūt pasakė pačius tikriausius žodžius, ką aš gyvenime maščiau, ką išmaščiau ir ką toliau mąstau, ir galbūt mąstysiu, kol būsiu gyvo šioje žemėje. Jis parašė tokius žodžius. Jis visas iš nutylėjimų ir tylos. Ir aš visus jaunus poetus, visus literatus visada sakau, dėkit tašką. Niekada neperspauskit, niekada ir ateikit visada iš tylumos. Nes kas mane labiausiai erzina poezijai, ko aš labiausiai nekenčiu poezijai. Žinot ko? Isterijos nekenčiu poezijos. Viską, egzaltaciją galiu ten su išlygom priimti. Galiu sentimentalumą priimti ir gana maloniai priimti, bet isterijos jokių būdų. Dabar aš neminėsiu pavardės poetų, kurie ne tik isterikuoja poeziją, bet ir estetizuoja bjaurastį. Aš esu prieš šitos kategoriškai. Esu ramumos žmogus, ramumos, atėjęs iš ramumos. Ramuma man yra viskas šiam gyvenime. Ramuma, kurie ateina iš gamtos, iš žmogaus, iš labai aukštai ir iš visur, kada ateina ramuma. Šitoje knygoje labai tokius man mielus, tikrai labai mielus žodžius ant šitos knygos 4 viršelio parašė Gintarė Adomaitytė, kurią aš pažįstu, puikiai rašytoja, prozininkė, žurnalistė. Ji parašė tokius žodžius: paslaptingas savito braižo ir mąstymo poetas. Aš visada ir jauniems, ir vyresniems poetams, kuriuos tenka redaguoti, sakau, jeigu eilėrašty nėra paslapties, jis joks eilėraštis. Bet paslapties, poezijos nėra. Poezija yra paslaptis, toji paslaptis. Juk eilėraštį vis tiek kažkas turi įvykti, kažkas turi nutikti. Ar eilėraščio muzikoje, ar kažkas šoktelt iš eilutės, ar kokia frazė taip pasisukti, taip suvinguriuoti, taip, ko iki tol niekam niekados jį nesuvinguriavo. Tai va, tokie dalykai, čia labai tiksliai jie apibrėžia. Paslaptingas savito braižo ir mąstymo poetas. Praktiškai užtenka, viskas. Daugiau nereikėtų rašyti, bet jį parašė dar tokius gilesnį sakinį, kuris man yra toks artimas, nes visada apie tai galvoju. Esu tolymių toks savotiškas meistras, nes visada man tos tolymės svarbios. Yra keistas dalykas su tais mūsų lietuviškais balsiais. Pavyzdžiui, trumpas balsis. Negerai kirčiuoju. Kaip? Sakė tolymės, dabar pasakė. Kaip? Sakė tolymės. Sakot, kad reikia tolymės. Ne, tai žemaičiai taip kirčiuoju. Bet aš visada mąstau žemaitiškai, bet rašau lietuviškai. Lietuviškai rašau. Na, vat ir jį pasakė tokį sakinį, kam jis ištikimas: išnykstančioms, nueinančių laikų ir besikeičiančių papročių detalėms. Žinot, aš turėjau puikius mokytojus ir mokykloje, puikius mokytojus turėjau, kuriuos visada prisimenu, bet aš turėjau puikius mokytojus poetus. Marcelijus Martinaitis. Jis važiuodavo tos literatūrinius konkursus ir sustinku, tada Martinaičiui buvo 35 metai. Trumpom, velvetiniam kelnikėm, prišoko toks poetas, jis sako, na ir tokius ditirambus man, labai gyrė mano tą poeziją, bet aš klausiausi, sėdžiu tarp šitam būry, moksleivių visų,
ir kritikuoja, jis ten pasako, kaip nereikia rašyti, nu kaip jūs čia dabar parašot, nu kaip, ir vat ir šitie jaunam žmogui šitie dalykai taip užsifiksuoja, ir dabar ta pati melodija ir aš mano lūpų, kai tik tai konkursai jaunųjų literatų, kai mane pakviečia, visada matau šitos, jis man atsimenu to tokį Ditiramberą pasakė, atsisakęs visų grožybių, gražumynų, poezijos, jokių poetiškumų. Šiaip man ir gyvenime, ir kūryboje, ir eilėraščiuos patinka rupus, toks tikras, toks svarus žodis, svarus. Vandenėlio jūs mano kūryboje tikrai nerasit. Jo, ko nėra, to nėra. Dabar aš gal labai man buvo nesunku pasirinkti eilėraščius pradžiai ir pabaigai, kai dėliojau šitas krūveles dvi. Galiu pasakyti ir vienos krūvelės pavadinimą, jūs jau žinot, Tolimes, mane nori, kad žemaitiškai pasakyčiau, Tolimes. Tai Tolimes ir kita krūvelė yra, duok Dieve, jeigu aš turėsiu, jeigu man Dievas duoda tos sveikatos, labai norėčiau pabaigti savo tą tokią likimiškiausią galbūt knygą savo gyvenimo, kurios pavadinimas yra toks jau jis ir nesikeis - nieko. Ne todėl, kad čia mes nieko šiam pasaulyje, ne, viskas gerai šiam pasaulyje. Puiku, kaip aš visą dabar naudoju, dabar pasisavinęs esu Violetos Šobinskaitės žodžius, knygos pavadinimą Tyruliukose viskas gerai. Na, tai buvo labai nesunku man pasirinkti pirmą eilėraštį Karklai ant skardžio ir paskutinį eilėraštį, kurį perskaičiau žmonai, kai gavau maketą ir ji taip tikrai apsiverkė išgirdus šitą eilėraštį. Matot, kaip nutinka. Karklai ant skardžio. Kiekviename eilėraštį prabėga ir mano paties, ir mano pažinimo, visi atšvaitai tie gyvenimo pažinimo, nes karklai ant skardžio, tik pasižiūrėkit, visada eidami į karklus ant skardžio. Kaip aš pasižiūrėjau į tos karklus ant skardžio. Kaip spengia laikas. Viskas praeina. Nelengvai žiūrėti, ar tebesi. Truputį paspartina žingsnį, nešmenė apsunko ir veja kitą nostalgijos pusę. Neseniai pakrantė buvo pilna, grojo smulkiai banguotas smėlis, išsipūtę drabužiai, neliks svetimautojo giesmė, grįsta laukų rieduliais. Teisybė. Tu sakei apie amžinatvę, riksmą ir tylą. Trumpoji jungtis, elektra ant lūpų, orus vėjas nakties danguje. Nedaug kas pasikeitė nuo tada, kai kopėm į baltąjį bokštą. Karklai ant skardžio pamiršo, ką šlama. Nu, toks, atsimenu, parašiau tą eilėraštį kelionmaišį ir iškart elektroninių laiškelių Gvidui Latakui. Sakau, kritikuok, ką tu nori. Bet sako, kad ir jam jis labai patiko ir tai paliko beveik netaisytas, jis tas eilėraštis. Ir redaktorius, ir tarp kito redaktorius, Vainius Bakas, labai talentingas, jaunas, labai talentingas jaunas lyrikas lietuvių poezijai, kuris dabar tokiam pakilime dideliausiam, su juo man teko vienintelį kartą susitikti poezijos pavasario metu, tai buvo 2008 metais Arbiejaus kieme, kada jis pradžiugino visą ten, visus, kurie susirinko tam kieme. Dabar jis jau yra toks absoliutus lyrikas ir praėjusio mėnesio metuose tokia absoliučiai tokia gryniausia lyrika iki paskutinio nervo. Kelionmaišis, aš kaip tik šitą eilėraštį skaičiau Utenoj vieną, ten labai daug mūsų tų poetų. Mes kiekvienas
išeinam į kelionę, kiekvienas. Mus labai mažyčius, gležnučius išmeta likimas į šį pasaulį. Mūsų toj puola visokie virusai, mes turim grūdintis, atsiginti nuo šito viruso. Todėl esam visi keliauninkai. O koksgi keliauninkas be kelionmaišio? Tai ir toks pamąstymas apie kiekvieno žmogaus kelionmaišį šitą. Nesakysi, kad jam sekės, nors truputį rambus, bet nujautė, kaip stipriai, neik nuo šalies, žmogų valdo lytis. Nesudrumstas buvo tik būdamas vienas, kartais kelionė, kad ją devynios rodės brangesnė už būvį, ar staigų balkšvumą atsilapojus apsiaustui. Paprasčiausias nuotykis, jam būdavo apkarsta, vėlesnio savo pilnumo nemėgo, daug mažiau vasaros ir to itin išlaidai mažaraštis. Tačiau prilankus darbams, paveldėjęs nagingo pameistrio rimtį, jis išmoko atpažinti savo sutrikimą stoties perone. Paukščiai, nepasakysi, kad palaukt. Šypsena mezgas smilkiniuos, pasiekęs makarą, duobutę. Taip ant kelionmaišio buvo parašyta. Na, čia toks labai toks mano žvilgsnis visada vakar, kur būdavau poezijos vakaruos ir mokykloje, labai daug kas šito netikėjo, bet dabartiniu metu kažkaip su gerbiamu meru Vytautu Kleiva, vienintelis meras, su kuriuo tiesiog atsirado toks kontaktas, labai nuoširdus ir geras. Ir meras sako, tikrai mes turim padaryti šitą dalyką. Mes turim vieną vienintelį tokio talento poetą šioje žemėje. Galbūt šitų poetų bus dar to Žemaitijoje, bet tokio genialaus poeto mums reikės dar Žemaičių žemėje ir visai Lietuvai dar labai ilgai laukti. Ir šiandien mes su visa draugija poetų, romuviečių, nuostabių žmonių, kurie matot, kokias knygas leidžia, kokias. Ir aš, kad kartais tik nepamirščiau, labai prašyčiau, kad jūs nors po vieną knygą šiandien nusipirktume. Čia yra labai sumažintos tos kainos, viskas. Nes tada gal ir aš gausiu daugiau šitų knygų, nes jas finansavo, žinot, kultūros ministerija, ir jie vis tiek turi atgauti šitos pinigėlius. Žodžiu, matot, koks esu pragmatikas vidury vakaro. O šiaip tikrai mes perėjom, pavaikščiom po gimnaziją, visada, kai atvyksta poetai, visada vedu jos į Žemaitišką vakarą, buvom užėję į tą klasę, paskaitom Vytauto Mačernio eilėraščių, prisimenam jį, parodau tas vietas, kur jis skaitydavo tos eilėraščius pakritusiems ant žolės savo klasiokams, parodau tą senąjį fontaną, kurį galbūt kada nors atgaivinsim, šitą kalvelę, kurioje kada nors labai norėčiau sulaukti šitos laimingos sau dienos irgi, kada šitas paminklas įsijungs į miesto erdvę. Mes taip Petro Gintalo čia yra šita pirmoji idėja, paskui ją palaikė architektas Žebrauskas. Tai tikrai dabar, kai mūsų miestas toks jau tampa kultūros ir turizmo toks grandas jau visos pašalios, net Belgija jau žino mus. Tai kaipgi nepastatyti tokiam poetui? Dabar mes gyvenam kikenančio bjaurumo laikais. Gyvenam. Dehumanizacijos lygis, toks didelis yra dehumanizacijos lygis, kad šitokio paminklo atsiradimas, jūs pagalvokit, kiek jaunų žmonių suklūstų. Kas jūs? Paskaitykit, atsiveršia knygą, ar į kokį internetą įlysi kokią svetainę. O aš dabar susiduriu, žinokit, mūsų kartą, aš ir merui visada kalbu, gana įkyriai kalbu ir Petrui Gintalui, kad mūsų kartai išėjus
paminklo nebepastatys Mačernį. Niekas. Žinot, kodėl nebepastatys? Ateis dar pragmatiškesni laikai, ir tas toks romantinė poeto stovėsena, kuri jaučiama šitam makete garsaus Gedimino karaliaus skulptorių. Ji bus tiesiog užmiršta. O poeziją jo vis tiek skaitys, bet aš labai abejoju, ar kam nors kiltų kada nors po mūsų visų jau vyresnio amžiaus žmonių pastatyti paminklą Mačerniui. Todėl aš dabar ir noriu, ir palinkėdamas ir merui, jis manęs paprašė parašyti tekstą, parašiau tokį labai tirštą tekstą, rodos visą širdį sudėjau tą tekstą, ten Mačernio poeto šitą, kad žmonės, kas nors po trupiniuką, po vieną kitą lytą sudėtų, kad atsirastų tas pirminis postūmis. Šitoks maketas šito paminklo yra puikus. O gal Petras Gintalas irgi tars šią žodį. Ir aš noriu paskaityti tokį eilėraštį, kuris, pasakysiu iš karto, yra skirtas Mačerniui, bet jo vardo čia neišgirsi šitam eilėraštį. Bet vidumi savo aš turėjau Mačernį akyse, kapelėje poetui. Kaip pasitikus tave po šitiek metų, 10, pradėjusi 10, Aleksandriškės kalną užėjus dienas užvilgo plačiais ratilais, čia glosto, čia bėga, čia tykiai pašiurpsta, išretėjo abipus kaštonai, o buvo alėja ir gesta greičiau nei kadais. Kaip pasitikus tave, minties poetė, kai veriančios žaros sukrinta į jūrą, ir tvyro tarytum kupinos idėjų, aš tarsi vaikėzas ant stogo, paveiksluojamas medžio drožėjo, įkaitusią saulės skardą nukoręs kojas. Jei kartais poetas pareitų pro žvyrinėlį, sutiktų ne vieną minoritą atėjusi jo aplankyti, vasaros lenka, lyg dorės į krantą, tarp eglių pasislėpia kapas, mažutės, dangaus lopinys pro šakotas lajas nusineša, kad pradangintų platybėse viską, ką šičia įgijo. Ūžkite antkapio medžiai po daugelio metų, 1 valandą nakties, vėtari palakant į žemę, šlapias, skarotas šakas. Tokią naktį nemetas metyti žvilgsnį. Na, tokį dar rytoj, tokį paradoksalų eilėraštį, kurį labai spontaniškai parašiau. Žinot, kai buvau toks jaunesnis gerokai, kai parašydavau kokį nors eilutę, tai šokteldavau ir esu pasakojęs ir Algirdui, parašai ką nors tokio, kur galbūt, taip atrodo, kai rašai, kad lyg tai niekas niekada nėra šitokio dalykėlio užčiuopęs. Pašokit, trobeliai savo toj mama šiandien yra atvažiavus. Yra dar išlikusi trobelė, bet ji paseno greičiau už mane suseno. Šitoj trobelė. Labai daug eilėraščių esu toj trobelėje parašęs. Tokio seno kalvio trobelė. Man ten tik nuvažiavus, aš galiu rašyti taip be persą. Mama ateina, aplanko mane ten trobelėje, bet dabar jau labai retai benuvažiuoju į šitą trobelę palyginus, nes suseno trobelė. Na, paskaitysiu tą eilėraštį rytoj ir paskaitysiu tą paskutinį eilėraštį šį vakarą. Gal draugai ką nors paskaitys arba papasakos mėlėjai romuviečiai. Tikri, tokio reikia ištvermingumo iš Vilniaus atvažiuoti Vytauto Stulpino knygos pristatymą.
Nu, čia žygdarbė. O labiausiai, tai va dabar ir noriu padėkoti Andriui, kuris tikrai nebūtų pasirodžę knygą, kažkaip aš taip tokio olimpiniai ramybei savo, tai dabar turiu gausybę laiko, nors du darbų irgi turiu, bet aš kažkaip labai ramiai, ir man ta ramuma, tas mąstymas, tas rašymas, kažkaip net negalvoju apie tas knygas, tiesiog rašai eilėraščius, o kai jau reikia pradėti tą knygą sudėlioti, jau prasideda sudėtingesni daikteliai. Įvairių trečiąjį skyrių, kurį vadinau 7 kalba, konkurso jaunųjų literatų pavadinimas yra 7 kalba. Šitą 7 kalba, atsimenu, Vytautas sugalvo konkursų pavadinimą kokį nors. Sako, vakar parašiau eilėraštį 7 kalba. Ar tiks? Tiks. Taip ir pavyko 10 metų šitas pavadinimas yra šitos konkursų jaunųjų literatų. Va tokį eilėraštį, toks paradoksalų eilėraštį. Čia ir Vydūnas įsipina, aš teisybę šiandien nelabai jums ir parodžiau, tą Vydūno tą alėją, kuris su mokiniais pasodinės yra kaštonų, Kitą kartą. Jo, būtinai gausime grįžtą. O kaip smagu yra romuviečiai, kada atvyksta vasarom, kada mes keliaujam čia po visus tuos senuosius dvarus. Regina puikiai iniciatorė šitų kelionių yra, ir Sigita, ir Andrius. Tai visada labai smagus. Tai va toks eilėraštis. Jis yra taip ir pavadintas. Rytoj. Šviesa vakariniai paišybai, lyg sapne. Ir valandos. Daug valandų. Be pėdsako. Jei rytoj bus kita diena, mokysiuos mušti būgną, kaip širšonas. Vaivorykštė baigianti sausiui labiau primena regėjimą. Jei rytoj iš tikrųjų būtų diena, jūsų svečias ne tik pasiutusiai rašytų, bet ką nors ir parašytų. Kokią knygą, rūgštaus popieriaus lapais, kokią kantrią knygą apie begalinę moterį. Brolio brolis norėtų gyventi plačiai ramia siela, toli nuo savo prototipo. Sakau, kaip tinkamas. Ir dedu telefono triubelę vardan Vilhelmo Storosto žmonos Klaros. Na ir tą paskutinį eilėraštį paskaitysiu. Galų gale. Žinoma, čia yra labai daug tokių ilgų eilėraščių, tai tokių, kurios rašydamas tiesiog permastai viską nuo A iki Z. Yra toks sausis eilėraštis, bet jis yra toks labai, matot, tie eilėraščiai, kokie jie yra. Vieni eilėraščiai yra ausinė, kiti eilėraščiai yra akiai. Patys puikiausiai eilėraščiai, kurie yra ir ausiai, ir akiai. Nu, gal šitas, sakykime, bus paskutinis eilėraštis. Galų gale. Taip ir baigęs knyga. Galų gale. Darydamas sieniaus duris, prisiminiau taką pempinę, alsuodamas sodo migla, dairausi to tako ir efemerijų. Dėdamas ranką tau ant peties, matau, palaukė žvaigždę. Kokios paprastos tiesos, tarytum manęs čia nebuvo. Na ir bent dabar man tokią labai svarbią knygą, Nieko, kurią jau atidavau tikrai nemažai jėgų. Nu, jeigu pabaigsiu, aš tikiuosi, kad pabaigsiu tą knygą, puikų eilėraštį paskaitė, mielai Rita, va, čia yra ta pasaulėžvalga, visa pasaulėžvalga rašančių žmonių. Visiems draugams, mėliems, kurie atėjo, aš
Ir vėl aš pakartoju savo tą tokį labai pragmatišką. Na, po vieną knygelę jūs būtinai nusipirkit ir niekur neišbėkit jūs šį vakarą ne vienas, mes dar pasikalbėsim.